lyderiai žino iš tikrųjų, kad sėkmė slypi jų viduje, pasitikėjime savimi. Žiniasklaida dažnai skelbia, kad pasaulio lyderiai, verslo atstovai lankosi pas psichologus, pas kaučerius, tarsi tai įprasta. Bet dar pagalvojame mes kartais, ar ne, kad šie specialistai yra skirti tik tai žmonėms, kurie turi tam tikrų problemų. Bet nemanyčiau, kad tai yra tiesa, kadangi šiandieną sėkmė priklauso, kaip lyderis ir kiekvienas žmogus gebame išreikšti pasitikėjimą savimi, kaip mes jį gebame parodyti tą pasitikėjimą savimi, kuris slypi mumise. Čia yra jėga, čia yra sėkmė, čia yra ta lyderio pozicija. Tai ar mes tai gebame daryti? Yra 3 žingsnių sėkmės metodika. Šiandieną aš jums pristatysiu vieną genialiai paprastą, tačiau tiek pat genialiai veiksmingą praktiką iš biologinio metodo. Ji taip pat yra žingsnis į sėkmę ir į gerus santykius šeimoje, nes manyčiau, kad šeima ir verslas tai yra bendra. Bendras yra ryšys. Taigi praktika. Jinai trunka 15 minučių iki valandos. Jeigu turite laiko, galite skirti daugiau. Nes tai priklausys jūsų tiesiog nauda jums, nes tai yra darbas. Sąmoningas darbas. Taigi praktika. Užsimerkiame. Įkvepiate, atsipalaiduojate ir priešai save dar sėdite ten patogioje savo vietoje, žinoma, kad galėtumėte 15 minučių ar valandą laiko padirbėti. Ir užsimerkę statote priešai save tą įvykį, tą žmogų ar žmonės arba tą situaciją, kurioje jūs patyrėte, buvote konflikte su kažkuo, tai nesutarėte, jums kažkas nepasisekė, nepasirašėte sutarties, su kažkuo susipykote, jūs kažką galbūt įžeidėte arba galbūt jūs kažkas labai stipriai įžeidė. Žodžiu, tai baimė, stresas, nepasitenkinimas, įsižeidimas tuo metu ten įvyko. Taigi, jūs įkvėpdamas iš to įvykio, iš to žmogaus ir iš tos situacijos į savo fizinį kūną įkvėpdamas pasiimate savo visą psichinę negatyvę tą energiją, kurią ten ir palikote tame įvykyje, ten jinai ir yra. Ir jūs tai menate, jūs tai jaučiate dabar, nes taip yra. Taigi jūs įkvėpdamas ją pasiimate savo, susigrąžinate į savo fizinį kūną. Dienos laikotarpyje ši energija transformuojasi į pozityvę energiją. Jūs atgaunate savo ten išmestą energiją išeikvotą. O iškvėpdamas siunčiate į tą žmogų, į tą įvykį arba situaciją per širdį savo dieviškos širdies meilę šviesą. Pripildote tą žmogų, situaciją. Kiek jūs tai gebėsite padaryti, tiek jūs stabilizuosite savo biolauką aplinkui, nes mes gyvenam savo biolauke, kiekvienas jį turime. Ir tos bangos, ką jūs dabar jaučiate, veikia jūs ir tos asmenys, su kuriais jūs turite ryšį. Taigi jūs visą tą aplinką balansuojate, subalansuojate, harmonizuojate jums pačiu palankiausiu būdu. Ir tai tiesiog pradžia, tas pirmas žingsnis link sėkmės. Tiek šeimoje, kaip sakiau, tiek versle. Stabilizuojant tą konfliktą, kuris jau yra, kuris jau vyksta. Jūs galite stabilizuoti. Tai yra nepaprastai daug. Taigi parašykite, sakykite, kaip jums pavyko atlikti šią praktiką, kad pagerintumėte ir stabilizuotumėte savo lauką ir tuo pačiu pagerintumėte santykius su kitais žmonėmis ir su savimi tuo pačiu. Sustiprėtumėte pats.